Sveiki, tai senokai matėmės, ne? Taigi mes, 5-12 ir Gustelis, sugalvojom, kad norim truputį pabėgti iš namų ir praleisti keletą dienų gamtoje. Išsirinkom per žemėlapius tam tikrą mišką, tam tikrą stovyklavietę ir sugalvojome iki jos nužygiuoti. Manau, kad per šiandien nepavyks, nes dabar yra jau netoli 5 valandos, o temsta apie 8-9. Tai per šiandien pasiekti tikslo nepavyks. Kiek šiandien pavyks nueiti, tiek pavyks. Sutems, nusimesim palapinę, įsikursim, pamiegosim ir rytoj tęsim kelionę iki savo stovyklavietės. Pagrindinis tikslas šito žygio yra tas, kad mes visi šešiese varžysimės dėl pagrindinio prizo ir visas šitas varžybas, prizą ir panašiai papasakos Vakaris, su kuriuo tuoj susitiksim. Tai kai viskas pavyks, sužinosit netrukus, o dabar važiuojam. Pradedam kelionę miškinių kaimelį. Eisim šiandien, kol sutems ir nusimesim savo palapinės kažkur. Bandysim išgyventi iki rytojaus. Praneša šalčiausią naktį tikriausiai. Smagiausia tas, kad net patys nežinom jau, kur miegosim šią naktį. Čia mūsų žygio vadas Vakaris. Jisai norėtų jums kai ką papasakoti. Šitą žygį jau bus taškų sistema, tai noriu trumpai apie ją pasakyti. Aš sugalvojau užduotis ir žygio metu, kol žygiuosim, bet daugiausiai jau kai būsim įsirengę stovyklavietėj, aš vesiu užduotis, būsiu už tai atsakinga šiandien ir pas save žymėsiuosi taškus. Daugiausia taškų surinkęs žygeivis žygio pabaigoj, jau kai grįšim atgal į civilizaciją, gaus kebabą. Antros vietos prizininkas galės suvalgyti likučius arba gauti atsikąst kebabo. Ir trečios vietos prizininką irgi kažkuo apdovanosim, kažkuo minimaliu. Tai va tiek apie sistemą ir stengsimės kuo geriau pasirodyti mano sugalvotose rungtyse, kurias padariau taip, kad visi būtumėm plius minus lygus jose. Iš kur gavai tokį mikrofoną? Pirma misija – naujoko. Čia ką yra mūsų naujokas, čia vado brolis. Tai čia bus mūsų padėjęs šią kelionę, mes jį darbinom. Kadangi jisai naujokas, tai reikia jam kažkokio pašventinimo. Jeigu kils kokių bėdų, jeigu man, pavyzdžiui, bus sunku nešti kuprinį, jisai galės panešti. Jeigu man skaudės kojas, jisai galės mane panešti. Pagalbininkas. Ištrauk kapišoną. Ne čia, o va ten va jisai. Čia nėra kapišono. Va čia va turi būti kažkur. Čia nėra kapišono. Turi būti, gyva jaučiu, kad Vykstasi broliai. Kad jūs būtumėt girdėję, kaip jisai dar prieš žygį mamos neklausė, aš tai siūlau už tą iš karto nubausti. Nuo va tų pušelių iki kelio ženklo 4 turėjo. Dėsiu pirštinį ir eisi 4. Ane Gustelė? Maks liūdnas. Bet va kas būna Gustai, kai mamos neklausai. Tai visas žygis turėtų gautis, ne, į vieną pusę kokie 2-5 kilai, ne? Į vieną pusę? Tai į vieną pusę apie 30 km. Tada grįžti irgi tiek pat. Tai pasiskaičiuoti. Dar pradžiai sakiau, kad bus mūsų 6, bet tikriausiai matot, kad mūsų yra 5, tai vienas draugas rytoj turėtų prisijungti. Nežinom, ar jis prisijungs, sako, kad prisijungs, bet ar jis prisijungs, mes nežinom. Tai va, nueita maždaug 2 km, mažiau gal. Tai jau skauda pečius, blemba per daug prisikrovau daiktų, aišku, kitaip nežinia, ar išgyvenčiau tas 4 dienas. Bet prasideda pirmi bairiai, pradėjo biškį snigti, bet saulutė šviečia, pozityvas. Vakucūnai, naujo kelias. Viską jam tik kopijuot, viską daryti taip pačiai kaip mes. Juokauju šaunuolis mūsų Gustelis. Žiema. Palapinė iškrito. Šiuo pagal viską turėtum stoti, tai reikia atsigerti, gal užkast kažką greitai. Eisim toliau, mes jau turim apie 3 km šiandien nuėjom. Tai, manau, dar kokius 5 padarysim drąsiai. Lentelė pliusų. Super. Nepatikėsit, bet čia yra mokykla. Šitas pastatas yra mokykla. Čia va irgi, čia jau panašiau truputį. Nu. Čia mano pareiga bus. Mūsų pareiga.
Nu, gali būti, kad... Primeskit gau pareigą, būsiu vedlys. Vesiu visus kažkur, kur pats net nežinau, kur einam. Purkš mane. Rankas būtinai. Kur man? Visur, purkšim. Pirma rungtis bus čia. Kiekvienas mesim 3 kartus, 3 taškį. Ir kas pataikys, bent vieną kartą gaus tašką. Nu, parodyk kažką gero. Žiūrėkit, kaip mūsų naujokas mautas. Kas čia daros? Pirmas šiandienos metimas. O, eik tu! Taip, iš karto tašką pasiėmė. Nojus. Beveik. O tu čia Nieko, iš kur nori kitą kartą pavyks. Vakaris. Ant trečias metikas. Va taip, va taškelį. Filmuo pirmą metimą, šitą iš karto taškas. Vyra. Kelintą pataikyti. Tai iš antro pataikyk. Čia jau buvo? Nulinto. Bet jis žino už tai, kad gaus kitos rungtyse tašką. Labas, krapas. Kažkas sušlapino. O, kad tau kažkas ten varva. Nusim geriau. Dar vanduo 5 litrų. Eik, laikyk. Laikyk. O, Blemba irgi protingas kirvį ir vandenį vienam skyriui. Jūs neukas bandų. Ai, tu savo 5 litrų. Mes čia eisim ten, tada ten. Ir va prisivaidino naujokėlį. per gustelio žioplumą dabar kiek laiko netekom. Ir vandens kiek. Ir vandens kiek. Vandenį panešti reiks rankų. Vakaris pristato antrą užduotį. Žengėm į miškus Kučiūnų ir Klaudijus taip netyčiom atspėjo mūsų užduotį, kad reikės neštis rastą. Ir aš kaip vadas buvau sugalvojęs, kad nesvarbu, ką nešiesi rankose ant pečių, bet susirasim kokį rastą ar bent jau kulbę ir 10 minučių turėsim nešti su savim ir tas 10 minučių nebus galima jos padėti ant žemės. Žodžiu, be poilsio 10 minučių ta kulbė, tas rastas negali liesti žemės. Jeigu 10 minučių išneši, taškas tau. Tai dabar įdomu, kaip Gustas neš ir rastą, ir vandenį, kuris kapsi vėl. Jaunuolis mūsų. Vien bėdos, o žiebtuvėlį sulaužė. Va, prasideda. Neša bičias kulbę. O mūsų vienas bičiulis tik piktas sakė, mes jį užkmėsim, kad labai dažnai stojam. Klaudai, gal keletą žodžių? Per lengva, visi po tašką gavom, per lengva. Pasiskūs, kad klaidas trūko. A jo, blemba, pakrovėjas sulūžo. Nežinau, kaip bus toliau, ar pavyks įamžinti šitą kelionę ar ne. Šiaip turiu dar vieną laidą, bet nežinau, ar jis veikia. Nu, jei mato šitą video, tai tikriausiai viskas pavyko. Šita vieta šiandien bus namai mūsų. Čia yra apleistos kareivinės. Čia mes praleisim naktį. Aš laimingas, nes pagaliau atėjom šiandien. Tai va, džiugiuosi, kad šiandien jau įveikėm apie 10 km. Ir miegosim ne lauko, ne kažkur, o viduj šitų apleistų kareivinių. Wow, patinka man šitą kelionę.
Įsikūrėm gal šitam kampe, sakau. Va čia. Čia va šitam tamsiam. Nu. Nors ir tokia vieta, bet atmosfera atrodo žiauriai jauki ir jaučiuosi čia būdamas kaip namie. Tiesiog penki draugai atvarėm į vietą, kuri atrodo žiauriai šiurpiai, bet tuo pačiu jaučiamės čia labai saugiai. Eisim įsikursim, eisim pasimėgausim tą ramybę nuo telefonų, nuo visko. Eisim užsikursim laužą, padarysim porą užduočių, pasivaržysim dėl to kebabo. Pabandysiu keletą akimirkų užfiksuoti, bet nežinau, kiek pavyks to padaryti. Aplinkui miškai, gyvenime dar neteko nei būti tokioj vietoj, nei jau labiau nakvoti tokioj vietoj. Lėktuvas, jie. Prisėdam vakarienį. Kiaušiniai va, kepa, lėtai, bet kepa. Turėjau visą dėžutę 10 kiaušų, 5 sudužo, visa kuprinė šlapia. Šūdas. Sakyk, kad išduosi. Oi, tu dešra išdribo. Račiu kaip vaidelis. Eisim į savo guolius jau. Šitaip ir miegosim šią naktį. Labas rytas. Tai naktis buvo įdomi, galiu pasakyti, nes kur atrodė, kad visai nenoriu eiti miegoti, nes bus nepatogu, noriu namo į lovą, kur kai atsikėliau, sakau, blemba buvo žiauriai smagu, nes šalta visiškai nebuvo, galiu pasakyti, man bent jau. Visai buvo patogu, nors ir ant lentų, bet buvo visai patogu. Tai yra vienas dalykas, kurį mes nusprendėm visi kartu bendru nutarimu, kad mes liekam dar 2 naktis šitose kareivinėse, truputį patrukdė oras. Mes šiandien visą dieną turėtumėm žygiuoti iki miško, bet tikriausiai dar šiąnakt lis, tai mus pasitiks dar tokia nemenka pliurza. Tai mes nusprendėm pasilikti šitose kareivinėse, bandyti išgyventi čia, tam apleistam pastate, įsikurti kieme laužavietę, keptis valgyti, daryti užduotis, nes čia labai daug vietos ir bus kažkas naujo tiek man, tiek jum, tiek mano draugam. Tai aš irgi labai laukiu, tikiuosi laukiat ir jūs, o dabar užėjom tikriausiai keptis valgyti pagaliau. Ir nežinau, ar sakiau, bet vakar mano kuprinėje daužo 5 kiaušiniai, tai visa kuprinė plaukia kiaušiniais. Ačiū Dievui, pavyko saugo dar 5, tai bent jau pavalgiau skaniai vakarienę. O dabar reikia bandyti viską išvalgyti, ką turiu, kad būtų lengviau pareit namo sekmadienį, nes vakar jaučiau iš tikrųjų tą svorį, šiandien pečius skauda truputį. Šiandien pusryčiam grikiai su dešrelėm. Šiaip atrodo, tai kaip kokiam sąvartynė mes čia bomžynė.
Trumpas greitas update'as. Truputį atsinaujinom savo sauliukus. Kai ką parodyti turiu. Va, biškį suleko. Bet kaip kitaip pasidžiaugsi gyvenimu. Ta prasme, kai turi viską tai aplink. Atrodo, viskas tavo yra. Sėdi prie laužo. 3-4 dienas. Buvo smagu, padarėm truputį užduotėlių, tai dar pasirinkom taškų prisikūpėm. Tai dabar turim aš, Nojus ir Vakaris po 3 taškus, Domas ir Gustelis po 2 taškus ir Arnas 0, nes jis dar tik prisijungs. Nenufilmau gal 3 užduočių, nes kroviau kamerą. Tai viena iš užduočių buvo, turėjom tokią bačką ir ją pakėlus turėjom atspėti svorį, atspėjo Nojus. Kita užduotis buvo kabėti ant šakos, laimėjau aš, nes aš kiečiausias. Ir kita užduotis buvo kuo greičiau supjauti malką, tai laimėjo Vakaris, jei neklystu, per 36 sekundės supjovė, niekas nepagerino jo rekordo. Diena super, labai daug veiksmo ir dabar darysim kitą užduotį, reikės kuo ilgiau išbūt rate, jo nepalikus, truputį Mr. Beast'o prisižiūrėję. Tai va, bus smagu, diena kupina veiksmo, dar laukia visas rytojus, tai kiek pavyks, tiek visko parodysiu. Kišenė. Negalima guostis, bet visus dalykus kišenė išėmė. Aš turiu visą tą. Labas rytas. Jaučiu dar taip gerai, niekur nesumiegojęs, apart savo namų. Nei karto naktį neprisikėliau, žiauriai kietai miegojau. Žiauriai kietai buvau įmigęs, kietai abiem prasmėm, nes kietai ant žemės ir šiaip buvau labai giliai įmigęs. Naktis buvo tikrai gera, dėl nei karto nesušalau, o miegojom šiąnakt tai šitaip. Tai planas šiandien yra toks, kad dar dieną pasivaržysim truputį dėl taškų. Kol kas pirmauju dėl taškų, nepatikėsit, bet draugas, kuris prisijungė vėliau, Arnas dabar turi 4 taškus, mes visi turim po 3 ir Gustelis, mūsų naujokas, turi 2 taškus. Šiandien planuojam jau palikti, pasidaryti naktinį žygį namo ir taip užbaigti mūsų šitą ilgai lauktą kelionę. Manį plak. Jau skaitai tiesiog pravažiuoja. Arnas bandė prakirti savo pudelį ir jau pirką.
Padėk man gustelį. Bet sunkiausių dalykų taip nesuvartojau. Konservų. Šį buvo tikrai juokinga. Su tais laižymais tai būna, taip po žinai. Tenka įlyštelni kartais, tai na. Ir prilaižai. Su pirštais tai buvo užlaižyta. Tas pats visas lyštelėjimas jau kažką, žinai, sako. O kad ten, žinai, ten tu kažką gal prilaižai, tada ale jau baigėsi laižykla. Tarzanas kažkada sakė, laižė, kol prisilaižė, rūkė, kol rūkė. Prisilaižęs. Ten įlaižęs jau toks, nemenkai įlaižęs. Top tiek ir tiek dalykų, norint pakabinti merginą. Tarzanas sako, smile, energy ir laižyt. Pamesiu ramybę. Kažkaip reikia sugalvoti jį supakuoti. Tai ką, veikiam 8 valandas. Patinka drožti. Drožinėti. Plaukus kuti, aš ir noriu pavanyti. Reiks, man atrodo, kur plaukus. Kažką užlaižyti reikės. Bet aš, sako, gal po 2 savaičių jau pastovėjau už save, sako, ir aš ten tapau tarp jų vadas, sako, jie buvo 12, man 5. Ai, ir jisai tiesiog dar į maksimą toks. Nu, tai kur randami. Čia mes turime. Auros prarasta gustelė. Kiek jau praradau? Nu, su šitu nuklydimu, manau, 80. Tai va, palikom savo kareivinės, viskas. Likusią dienos dalį, kol šviesu, bandom ieškoti ežero. Mūsų vedlys gustelis mus veda. Truputį pasiklydom. Nesakyk, kad pasiklydom. Biški. Ieškom ežero, pabūsim prie ežero ir tada bus naktinis žygis namo. Gal nori kokią slaptą žinutę, broli, kad kai žiūrės video. Žiauriai užknisu su savo vadovavimu. Ir aš jau negaliu. Aš dabar pasakau tau, bet tu jam pačiam nesakyk. Darysim užduotį, kad biški prisifarmint auros. A, čia peršokti reikės? Nebūtinai peršok, tiesiog praeit pro čia. A, jo, jisai pradeda. Ui, -100 auros. Mane rūpia tai su auros. Ui. Bet rankos kišensi tai vis. Dabar aš žiauriai krūtai pralysiu. Per naują. Kur? Ai, aš gal tiesiog kaip Big Show. Žiauriai švarus ežeras. Wow. Labai švarus vanduo. Netyčiom realiai atradom šitą vietą. Realiai tik žemėlapio pagalba. Tai va. O ne, čia atrodo visa kokia sodyba.
Ežeras tai žiauriai nuostabaus grojo. Mėlynas toks atrodo, žmonių nepaliestas. Bet matosi, kad tipo žmonių mažai būta, nes nu belė kaip švaručių. Kas baisiausia, tai gal jaučiu dėl erkių, nes biškį bijau aš jų, o dabar atrodo vietom niešti visur ir labai gąsdina. Man atrodo, mūsų vadas rado gerą vietą, bent jau sprendžiu šio reakcijos. Oi! Va tokius žygius tai aš baisiai mėgstu. Vaikštai pro krūmus, keliukų realiai net nėra, va tokie man labai patinka. Tai liekam čia irgi šlagbaumas yra. Man atrodo, kad čia valstybinis ežeras. Nes dabar va, tos moteriškis, kur žinai. Paliekame už šitą vietą, nors ir žiauriai graži buvo, labai gražu tikrai. Čia nei prie žvejos, nei ką, tai dabar iki 8 turim laiko, tai čia aplink yra visokių ežeriukų kitų. Tai ir žygiuosim link namų. O dabar eina, be manęs. A jo, jaunuolė mūsų. Žemėlapis čia. Čia jau gal net pavyks pažvejoti. Argi blogai. Matau, kur man žiauriai kelnis munkai. Oi, tu! Va tokį. Laišėm ir prilaišėm. Bet šitas ežeras nėra toks gražus, bet jis labiau tinkamas žvejybai. Turim plūdę, turim kabliukų, bet turim meškerės. Tai kad būtų iš tikrųjų ką veikti. Pavysim gal su kokiu pagaliu. Kažką. Laukia. O meškerikė bus. Jeigu turėsit man padėti viską susetupinti, nes aš tai nežvejys, aš nemoku. Vakaris pamokins, jis čia labiausiai moka. Nu, tai gerai, pirmiausia užsivežk. Nu gerai, užsirišau. Ten tada bent jau aš, jeigu yra va tokių, tai kad atsiviniot ir kad paskui galėčiau pasireguliuoti ilgi, tai va šitai va tiesiog taip. Nu gerai, aš darau tavo būdu. Kažkur va tai va užkišė, kad saugiai laikytųsi. Pažiūrėkit. Va taip. Meškerės ready. Pasigaminom šitas meškerės iš pagalių ir pabandysim kurį laiką, kol turim laisvo laiko ir kol turim saulės, pažvejot. Jei ištrauksiu kokį laimikį, būtinai informuosiu. Pasibandėm pažvejot, bet nieko gero nepagavom. Vakariui lyg ir buvo kibimas, bet nieko gero. Tenai tas ežeriukas, bet labai smagiai praleidom laiką. Kokia įdomesnė patirtis, niekada netekė žvejot ant pagalio, man atrodo, nebent kai buvau mažas vaikas.
tai pirmai kokia 10 erkių nusimečiau nuo savęs. 3 erkės vienoje vietoje sulipę buvo ir ten po kokias 2 visur įsimėtę buvo. Česna, Klaudijų Karčiauską ir... Po šito žygio aš jau manau turiu pasikelti ranką tikrai. Pasiekėm savo tikslą, grįžom iš ten, kur pradėjom kelionę. Nuėjom, kiek čia šiandien mes nuėjom? 15 km šiandien įveikėm į vieną pusę, kai pro kitą kelią ėjom, buvo 10. Jau jaučiu pūslės, truputį ir liūdna, nes šita kelionė baigėsi, o aš taip ilgai laukiu, 2 savaitės. Laukiau, vos ne tai, kad dieną skaičiau, bet skam ateina pabaiga. Ar džiaugiuosi? Džiaugiuosi tik dėl to, nes realiai įveikėm žygį. Nes realiai viskas gausi net ne taip, kaip planavom, nes mes planavom nueiti į kareivinės, išsimiegot, tęsti žygį iki miško, pabūti ten dieną ir kitą dieną pareit pėsti namo. Nes realiai viskas tiesiog buvo mūsų, mes darėm, ką norėjom, vietos tiesiog daug, žaidėm slėpynių, darėm visokias įvairias užduotis, reikalojom, tiesiog viskas atrodo mūsų. Tokius momentus reikia labai vertinti. Labai atsiprašau, aišku, kad nepavyko parodyti, ko jūs tikriausiai tikėjotės, kad daug juoko, daug visokių kitokių kadrų iš užduočių ir panašiai, bet labai sunku yra dar nufilmuoti tokius dalykus ir su telefonu, kame yra esmė, kad filmuoju su telefonu, tai truputį sunku tokius dalykus parodyti, nes vien reikia ar kraut, ar dar kažkokia nesąmonė atsitinka. Tai bandžiau parodyti, kiek galėjau. Labiausiai, ką norėjau parodyti, tai visą tą vaibą perteikti jums, kaip ten viskas atrodė tose kareivinėse. Šiaip konservų daugiau niekada nevalgysiu, tiek neskanu, nepykit, kam patinka, bet man labai nepatiko. Šiaip aš apskritai niekada nebuvau net mėgėjęs eiti į apleistus pastatus, juos tyrinėti ar kažką, o čia 2 naktis juose teko miegot. Tai irgi įdomi patirtis, bet labai puiki patirtis. Apskritai buvo labai gera išeiti iš namų ir praleisti laiką grynam ore, nors daugiau tikriausiai laiko buvo praleista dūmuose, nes šiauriai galva jau skauda. Po praeitų video labai daug kas sakė, kad aš daug kalbu, mažai ką rodau, tai bandau kuo greičiau atsisveikinti, viską išsakyti, visas emocijas. Bet tikriausiai pasakysiu tą, kad labai ačiū, kad likote iki čia, žiūrit ir kad palaikot ir kad galbūt ir tikėjotės daugiau, bet parodžiau, ką galėjau. Jeigu patiko, būtinai palaikom. Tokių video pasitengsiu kelti daugiau. Ne taip reikia sakyti, eina savo, man galva skauda. Labai ačiū, kad žiūrėjot šitą video iki galo. Labai didelis dėkui, jeigu jums patiko. Labai norėčiau, kad parodytumėt, kad jums patiko. Susitiksim kitoj stovyklavietėj. Ačiū.